Tai čia dar vienas klausimas, kuriame egzaminas tau dovanoja taškus, surašai skaičius į simuliaciją, gauni atsakymą, gauni taškus. Bet kaip visada antroje video dalyje parodysiu, kaip reikėtų išspręsti šitą klausimą neturint simulacijos ir realiai naudojant formulės. Bet pradėkime nuo lengvesnio būdo. Mums sako, kad kaitinamojo siūlelio varža 17 ohmų. Taip ir rašykim. Galvaninio elemento elektrovara 11 voltų, o vidinė varža 0,5 ohmo. Spaudžiam įjungti ir reikia pasakyti elektros srovės stiprį. Stipris 0,629. Suapvalinti iki dešimtųjų tai 0,6. O dabar kaip tos 0,69 reikėtų gauti skaičiuojant su formulėmis. Pasižymim, kas mums duota. Siūlelio varža tai čia yra išorinė varža. R didžioji. Elektrovara 11 voltų. Vidinė varža žymima R mažąja 0,5 ohmo. O rasti srovės stiprį. Na ir kaip jau įprasta, žiūrime formulyną. Dabar jau mums reikės elektros ir magnetizmo formulių. Realiai nieko net nežinant apie šitą temą, bet žinant, kaip žymima elektrovara, varža, vidinė varža, jau galėtum surasti formulę. Va šita formulė yra vienintelė, kurioje yra visi šitie dalykai, kurių mums reikia. I, mes ieškom, E, R ir R mažoji, visi, kuriuos turim. Ją ir panaudosim. Kaip jau esu minėjęs, jeigu vardikliai yra suma, nepamiršk jos apskliausti. Štai tas pats atsakymas 0,629 apvalinus.